Pasaka mažiesiems. Vytautas V. Landsbergis. Kaip pelytė Zita žmogumi pavirto. 3 dalis. Nuo sotaus maisto ir tarakono globos pelytė truputį pirimo, nusišluostė letenėlę ašaras ir net liūdnai nusišypsojo. Panelė, gal atnešti dar? Pasiteiravo Luizas. Ką jūs nerizikuokit gyvybę, juk ten kambarį jūs gali pagauti baisusis katinas Mickus. Kas? Baisusis katinas? Ha, ha, ha. Nusikvatojo Luizas. Jūs, panelė, net neįsivaizduojat, kokią nesąmonę, ką tik pasakate. Tas baisusis Mickus yra baisus bailys, mane pamatęs kniaukdamas lekia šalin. Taip ir maniau, kad turit slaptą ginklą. Klystate, aš beginklis, visi ginklai mano galvoje. Nagi parodykit savo ginklą, net pasistebė Zita, kur juos slepiat. Jie nematomi, paslėpti mintise, ar aišku? Aišku, bet nelabai, o kokie ginklai slypi jūsų galvoje? Spąstai, peiliai, nuodai. Žaidimai. Kartais neturėdamas ką veikti, žaidžiu tarakonų liaudė žaidimą katino medžioklė, tęsė Dzioba, kai šeimininkų namie nebūna. Norit pasakyti, kad medžiojate Mickų? Taip, Mickus bėga nuo manęs, o aš jį gaudau, jis lipa ant stalo, aš ir iš paskos, jis ropščiasi užuolaidamas, aš paskui jį, galim kartu pažaisti. Nežinau, aš dar per jauna tokiems žygiams, per silpna, bet to Mickus už mane daug didesnis, išsisukinėjo Zita. Nedydė svarbu. Ar jums, Zitelė, mama nepasakoja apie Afrikoje gyvenančius didžiulius žvėris vadinamus drambliais? Tai va, žinokit, panelė, labiausiai už viską jie bijo pelių. Kodėl? Mat jos gali įlysti į straublį. Drambliai bijo pelių. Kaip juokinga. Aš maniau, tik mes visų bijom. Eik šiekit, parodysiu, kaip 10 kartų mažesnis tarakonas nugali 30 kartų didesnį katiną. Išpūtė šarvuotą krūtinę Luizas Dzioba. Tik patiliukais. Apsukime iš abiejų pusių ir... Kirskit per snukį uodegą iš visų jėgų, kad miegai jam išsilakstytų. O Mickus manęs nesuės? Nesuės, tarakono garbės žodis, be to aš būsiu šalia, o manęs jis žvėriškai bijo. Patikėjo Zitutė naujojo bičiulio žodžiais ir išlindo iš palovio. Eikite kairę, aš suksiu į dešinę, sušnibždėjo Luizas. Prisiminkit, ką sakiau apie dramblius. Tarakonas nukrypždėjo dešinėn. Kas beliko Zitutė? Susigūžė ir cimbina kairė nuodegą pabrukusi. Staiga šlumšt, bumt. Kažkoks minkštas kailiuotas kamuolys nudribo prieš pat nosį. O Mickau, Pickau, sušnibždėjo ji. Tik ne Mickus. Mickus, būtent Mickus. Sumarkė katinas rėmė galas nagus į grindų lentas. Aš neskani. Pralameno vargšė, bet katinui širdies nesuminkštino. Neparagavęs nesužinosi. Koks tavo paskutinis noras? Norėčiau sūrio ir lašinuko. Kimiai sušvokštė ji. Deja, lašinukai šaldytuve, koks kitas noras? Gal galėčiau dainelę prieš mirtį sudainuoti? O kodėlgi ne? Atlaidžiai nusišypsojo Mickus. Padainavęs maistas būna minkštesnis ir skanesnis, tik kad būtų trumpa. Zita įkvėpė oro ir drebančių balselių užtraukė. Aloizai, aš dainuoju tau, man atrodo, kad aš pakliuvau, mane valgė ši žiauri katė, jau artėja kraugerio gerklė. Mickus net akimis sužaibavo. Kokia aš jums katė? Aš ne katė, aš katinas. O aš esu pašiurpęs. Dar niekada pusryčiai manęs taip neužgauliojo. Vos apetito nepraradau. Staiga užpukuotos Mickaus nugaros pasirodė Luizo ūsai. Prisliūkinę šarvuotės, kad šoks katinai ant uodegos, kad puls kandžioti ir šnypšti kaip gyvatė. Pakliuvai, baisus pelėdra, dabar tau galas. Gelbėkit, tarakonas! Nesavo balsu suklikė katinas. Pasigailėkit, aš daugiau taip nedarysiu. Įsidrąsina ir Zita. Žengė žingsnį ir užsimojusi tvojo uodegą iš visų jėgų. Mickus net žado neteko. Sužviegė kaip skerdžiamas paršas ir šoko bėgti. Įsiropštė net į užuolaidą. Zita išsigandusi klaikaus kniaukimo irgi strimgalviais puolė į palovę. O tarakonas Dzioba taip skaniai kvatojo, kad net ašaros jam ištryško. Šiaip netaip nusiraminęs atkėblino Zitą ir ėmė ją drąsinti. Nedrebėkit, viskas gerai. Taip išgazdino tą pasipūtelį, kad jis dar ilgai tūnos palubėjai tirtėdamas iš baimės. Mostelėjo Dzioba lango pusėn. Skaniai prisijuokiau.
Zita pajuto, kaip jo širdelę užplūdo drąsa. Tokio nuostabaus jausmo ji dar nebuvo patyrusi. Apkabino Aloyzą ir pakštelėjo jie bužandus. Valio, mes nugalėjom, aš jaučiuosi tokia stipri, kad galėčiau prikulti net šiukšlyno katino arba šunį. Zita, mes nugalėjom ne katiną, o daug baisesnį priešą – tavo baimę. Dabar, kada panorėjusi, galėsi drožti prie šaldytuvo ir kirsti iš katino lėkštės, kiek tik lenda. Noriu, apsilaižė Zita. Einam. Puikia mintis, pritarė tarakonas. Po mūšio galima ir užkasti. Vargšas Mickus vis dar kalbėdamas ant užuolaidos regėjo širdį draskantį vaizdą. Ramiai šnekučiuodamiesi per kambarį pėdino pelės Zita su naujoju savo draugu Aloyzu Dzioba. Pūkis negalėjo patikėti savo akimis. Draugužiai įžūliai priėjo prie lėkštelės ir ėmė akiplėšiškai ryti jo ėdalą. Prisisotina čiupo dar po gabalėlį ir lyg niekur nieko nusidempė kas kur. Tarakonas į plyšelį grindyse, o pelytė į urvelį po lovą. Lik sveika narsuolė, susitiksime popiet, pamajavo Dzioba. Einam pogulio. Aloyzai, neužmiršai, ką žadėjai. Džentelmenas niekada neužmiršta, ką pažadėjęs. Išpūtė krūtinę Dzioba. O ką pažadėjau? Sakei, eisim ieškot mamytės, priminė Zita. Ne dabar, tikras džentelmenas po mūšio turi pailsėti. Ir tu pamiegok sustiprėk, o paskui užeik pas mane, nusižiovavo Aloyzas. Ką žadėjau, tą ir padarysiu. O kur tu gyveni? Mano namai netoli porą metrų spintos link, ten grindise pamatysi plyšelį, pabelts 3 kartus ir pašnipždom sudainuok. Tarakonė žalvarinis, nelaukinis, nenaminis, kiški ūsą iš grindų, jeigu gyvas esi tu. Ir aš išlysiu, jei tik tuo metu būsiu namie. Žmogeliukų būtis vyravo jauki popietės tyla. Tik vargšas katinėlis tupėjo palubėj lyg paklaikęs ir ne už ką nuo užuolaidos nulipti nedrįso. Bet ačiū kačių ir katinų dievui Mickui Pickui. Netrukus pasigirdo rakinamų durų garsas, iš mokyklos grįžo vaikai. Pūkis suprato, kad bus išgelbėtas. Kęstutis su Birute nusimetė kuprinės ir ėmė dairyti Mickaus. Kodėlgi net bėga jų pasitikti? O vargė! Tupi mylimiausias katinėlis palubėj, susigūžęs į sudraskytą užuolaidą nagais įkirtęs, bijo net pakrutėti. Kęstutis užlipo ant kėdės ir nukėlė drebantį katiną. Birutė pašildė pienelę, tačiau Mickus nė skersa akim nedeptelėjo. Tikriausiai serga, nusprendė brolis. Vakare, kai grįš iš banko, tėtis nuvešim pas gydytoją, pritarė sesutė. Taip ir atsitiko. Tėtis, nors ir bambėdamas, visgi nuvežė katiną pas veterinarą. O veterinarai tai tokie dėdės bei tetos, kurie žvėriškai myli katinus, šunis, tarakonus ir negali be jų gyventi. Tas apžiūrėjo jį ir pasakė: nieko ypatinga, katinas sveikas, tik labai išgąsdintas, gal jį vijosi šuo? Oi ne, to negali būti, atrėžė Antanas Žmogelis, mes niekada jo į kiemą neišleidžiam, nes tai labai brangus katinas. O kiek mokėjot? Pasmalsavo veterinaras. 525 litus ir 16 centų. Oi, smarkiai permokėjot. Kaip jūs drįstat? Pasipiktino bankininkas. Na gerai, nurimkit, duosiu jūsų katinėlį lašų, išsimegos ir vėl bus sveikas kaip triušis. Nuramina žvėrelių gydytojas ir padavė žmogeliams vaistų buteliuką. Namuose Antanas su vaikais sugirdė drebančią Mickui mikstūros ir netrukus katinės užknerkė, pamiršęs visas savo negandas. Tada miegoti nuėjo ir patys žmogeliai. Vos tik jie užgesino šviesas, iš palovio išlindo pelytė, apsidairė ir nulėkusi prie Dziobos plyšelio uždainavo. Tarakonė žalvarinės, nelaukinės, o naminės, kiški ūsą iš grindų, jeigu gyvas esi tu. Netrukus iš plyšio išlindo 2 ilgi ūsai, o paskui juos ir apsimiegojusio Dziobos galva. Aloyzai, einam. Kur, kodėl? Nesusigaudytas. Su kuo? Tu žadėjai, kad eisi mano mamytės ieškoti. Pala, ne taip greitai, burptelė tarakonas. Prieš tolimą kelionę reikia pasistiprinti. Tai bėgam, skubino pelė. Ko laukiam? Kokia drąsuolė, nieko nebijai, murmėjo Dzioba ropždamasis iš savo plyšelio. Einam iškrimsti. Eidama kviečia džentelmenui negražu atsisakyti. Bičiuliai prisišvytė kačių ėdalo, išlakė Mickaus pienelį ir staiga Zita Dziobos paklausė. Aloyzai, gal nori deserto? Neatsisakyčiau, palingavo ūsais tarakonas. Pyragėlio ar torto? O, pataikiai skaudamą vietą, net apsilaižė tarakonas. Tortą mėgstu labiau nei katino ėdalą, ypač variškinį, su migdolais ir vaniliniu kremu. Bet kas mums duos? Juk šeimininkai tortus lepia šaldytuve, o ten velniškai šalta. Kartą mano pusbrolis Kostė buvo įsmukęs į vieną, grįžęs kosijo, kol kojas pakratė. Aš turiu šiltą kailiuką, nesušalsiu. Lauk manęs,
tarė Zita ir šmurkštelėjo šaldytuvą, kurį vaikai liktyčiai buvo palikę pravirą. Netrukus grįžo nešina 2 puikiais torto kąsniais. Bičiuliai užkando, nusivalė ausiukus ir jau trauks mamos ieškoti, bet pelytei galvon šovė dar viena nutrūktgalviška mintis. Klausyk, Dzioba, išgazdinkim Mickų dar sykį. Kailyje netveri, kokia drąsiai jaučiuosi, net patį žmogelį užpulti galėčiau. To dar betrūko. Vakar visko bijojai, o šiandien jau žmonės pulti ketini. Žiūrėk, kad spąstuose neatsidurtum taip besmarkaudama. Vėl džentelmenų pamokslai prasideda, atsiduso mažoji narsuolė. Nemaniau, kad tu toks bailys. Tai ne bailumas, o patirtis, kantriai aiškino Dzioba. Prieš porą metų pastogiai gyveno kiaunė Patrakėlė, kuri labai mėgo skersai gatvę lakstyti, tarp mašinų ratų. Sakė jėga, bet vieną dieną iš jos teliko šlapia vietelė ant asfalto. Amžina jai atilsi. Bet juk katiną išgazdint galim, nesiliovė Zitutė. O tau ar patiktų, jei tave kas nors visą laiką gazdintų? Gerai, jau gerai, nusileido Zita. Supratau. Ko nukabinai nosį? Šyptelėjo Dzioba. Galva aukštyn, uodega žemyn, pirmyn. Turime rasti savo mamytę. Keliaujame. Turime rasti tavo mamytę. Keliaujam. Bet aš nežinau, kur ji yra, suglumo Zita. Taigi, sakei, išėjo į parduotuvę. Nenumanau, kur ta parduotuvė, niekad nesu ten buvusi ir tu nežinai. Nežinau. Tikri džentelmenai, paneliai, parduotuvės nevaikšto. Zita susigraudino ir netgi pyktelėjo. Koks tu džentelmenas, tu paprasčiausiai apgavikas, aš su tavimi nedraugauju. Na, nereikia panikos, rasim tą tavo parduotuvę. Eik paskui mane ir neatsilik. Nusišluostė Zita ašaras ir nukėblino paskui draugą į vonios kambarį. Ten rado nedidelę angą, kurioje buvo įtaisyti visi namo vamzdžiai. Pro čia ir leisime žemyn, sušnibždėjo Dzioba. Turime apklausti įvykio liudininkus. Ką apklausti? Kokius bliudininkus? Ne bliudininkus, o kaimynus. Gal jie bus ką girdėję apie tavo mamą? Taip, eikim pas tetą Mildą, apsidžiaugė Zitutė. Juk ji geriausia mamos draugė. Vos tik keliautojai lindo į angą, stojo aklina tamsa. Vabzdynai iš visų pusių kaukė, drebėjo ir burbuliavo, tarsi pragaro dūdos. Aš nieko nematau, sušnibždėjo Zita ir dėl viso ko įsikabino į Dziobą. Būk gera, nenutrauk man kojos, paprašė Luizas. Atsiprašau, susigėdė Zitutė. Buvau užmiršus, kad nieko nebebijau. Ar dar toli? Ne, priekyje jau matau šviesą. Į Mildos butą Luiza su Zita leidusi 10 minučių ir 3 sekundės. Iš vamzdynų pateko į akinimą šviesę kaimynų vonę, iš ten nutipeno į koridorių, paskui virtuvę. Po 100 skatidų, nusikeikė Luiza žvilgtelėjęs pro durų apačią. Situacija grėsminga. Ką ten matai? Susigūžė pelytė. Pasakyk ir man. Tavo teta regis pateko į bėdą, ją savo gniauštose laiko buto šeimininkas poetas Narcizas Gėlė. Dabar ir Zita išvydo šiurpų vaizdą. Poetas Narcizas verkė, plaukai susitaršė, ant stalo voliojasi duonos trupiniai, viena rašalota ranka gniaužė pelę Mildą, kita grūda jai burnon duonos trupinius, o pro sukirmėjusius dantis košė naująjį savo eilėraštį. Kaip gerai, kad turiu nors tave, mano pilkoji pelytė. Nereikia man laurų, nereik pinigų, kol tavo akytės man švyti. Kiek metų praskrido, it gulbių laukuos užderėjo daug bulvių. Mergino aš daug sutikau, bet joms kažkodėl netikau. Kol vieną pavasario dieną radau tave drebančias pastuose, paėsk, nepabėk, nenugaišk, pabūk mano ilgesio raštuose. Suliktai žodžiais patas ėmė kūkčioti. Padėjo Mildą ant stalo, pats ištraukė iš spintelės buteliuką valerijono ir vienu mauku išgėrė. Tada nusvirduliavo į savo kambarį, griuvo lovan ir kaip mat užknarkė. Turbūt labai nelaimingas, kad tiek daug vaistų geria, sušnibždėjo Zita, bet drakonas nieko neatsakė, tik nubrazdėjo prie stalo kojos ir palengvai ėmė ropštis į viršų. Lauk manęs čia, aš tuoj. Šūktelėjo ir greitai dingo iš akiračio. Netrukus Aloizas grįžo su kaimynu Pele, kuri lėtenėlėje laikė kelis skanius duonos trupinius su saulėgrąžom. Imk, užkąsk po kelionės, pasiūlė teta Milda. Kol Zita užkandžiavo, Milda nesiliaudama tarškėjo. Valgyk, Aloizas man visą jau papasakoja, tavo mama atsiras, nesijaudink, po atvertimos draugės, o tu labai mamytė panaši kaip 2 duonos trupiniai. Ar žinote, kur mano mama? Norėjusi kąsnį paklausė Zita. Eidama į parduotuvę buvo užsukus prieš dieną, ne, prieš 2. Paklausė, ar nereikia ir man, ko nors paprašiau džiūvėsiu su razinom ir išėjo. Daugiau nieko apie ją nežinau. Tai ką man dabar daryti?
Tik nežilėm, ko nors sugalvosim, patarčiau judviem nukeliauti į Rūsį, ten gyvena ragana žiurkė Liolė. Jei man kas nors prapuola, nueinu pas ją ir viską sužinau. Labai ačiū, teta, lekiam tučtojau, skubino Zita. Praėjusią naktį aš kaip tik ją sapnavau. O taip, ji mėgsta prisisapnuoti, ypač tiems, kam reikia jos pagalbos. Nusijuokė Milda, bet tuoj pat surimtėjo. Tik būkite atsargus ir nejuokaukite. Jei pasiliolę su jūsų juoksit, iškart įgėls nuodinga gyvatė arba voras. O siaube, paširpo Zita. Tai visiškai nejuokinga. Mielai keliaučiau su jumis, bet negaliu, nenoriu palikti savo poeto vieno, jis juk toks jautrus. Kaip man jo gaila, atsiduso Zita. Jei būčiau žmogus, tikrai įsimylėčiau. Geriau susirask laimingą mylimąjį, patarė Milda. Su nelaimingais patais daug vargo. Bet ką iš čia, užauksi pati suprasi, o dabar keliaukit, gal mamai reikia skubios pagalbos. Pasakos tęsinys kitą dieną tuo pačiu metu.